Pašėlęs gyvenimo tempas mus visus verčia kažkur skubėti. Įsisukę į darbų, šeiminių pareigų rutiną, dažnai sunkiai atrandame laisvą valandėlę tiesiog stabtelėti ir pagalvoti apie mums brangius žmones. Paklausti savęs, ar užtektinai dėmesio jiems skiriame, ar esame tikri, kad jie jaučia mūsų meilę ir šilumą. O gal prisimename juos tik tuomet, kai artėja šventės ir reikia galvoti, ką padovanoti. Žinoma, laidų vedėja Laura Imbrasienė niekada nesistengia artimų žmonių nustebinti brangiomis dovanomis arba lengviausių ir populiariausių būdų – dovanų čekiais. Pasak moters, paprasčiausi dalykai tokie kaip apkabinimas, rankų darbo smulkmena ar tiesiog pagalba brangiam žmogui yra tai, ko mums šiais laikais labiausiai trūksta. Iš tikrųjų, reikia suvokti, kad dovanojame laiką. Laiką praleistą prie tam tikro dalyko, kurį mes ruošiame, kūrėme tam tikram žmogui. Ir tai yra didžiausia vertybė ir didžiausia dovana. Išties, juk dažnas galime patvirtinti, kad įsimintiniausia dovana yra staigmena, kurios nesitikėjome, kurios nenupirksi jokiame prekybos centre, kuri pagaminta tik specialiai mums arba laikas praleistas kartu su brangiausiais žmonėmis, išvyka ar tiesiog popietė gamtoje. Pasak žinomos laidų vedėjos, tokioms staigmenoms nereikia laukti tinkamos progos. Tai daryti galėtume dažniau, juk mums brangūs žmonės yra tai, dėl ko gyvename. Laura pripažįsta, kad norint nustebinti brangius žmonės, reikia turėti nemažai fantazijos. Todėl neretai, norėdama tai padaryti, idėjų ji ieško knygose ir internete. Gardus pyragas ar išskirtinė vakarienė – sūnaus ir vyro itin vertinami dalykai. Vyro netgi aš esu, pavyzdžiui, stebinusi rinkinių, didžiausių nuotraukų sudėtų į knygą, fotoknygą. Aš pavadinau žvejybos almanachas. Žodžiu, jisai, kadangi mėgsta ir žvejoti, ir medžioti, ir tai yra gamtos žmogus, tai jam buvo, wow, didžiausia staigmena, kadangi tai pareikalavo didžiulio darbo. Aš turėjau atrinkti begalės nuotraukų ir sudėti tą knygą, bet vyras tikrai ją įvertino ir žiūrėjo ir dalinosi ne vieną kartą su draugais. Moteriškos lyties atstoves, mamas, seserį ar drauges Laurai visuomet smagu nustebinti savo kurtais juvelyrikos dirbiniais. Tačiau šį kartą savo mamai ji paruošė ypatingą dovaną – receptų fotografijų knygą Imbrasų šeimos kulinarinė knyga. Savo pavyzdžių stebinti ir kurti netradicinės dovanas Laura stengiasi motyvuoti ir sūnų. Kartu su Manto klasės draugais, auklėtojai, kurią nepabijokime pavadinti antrąją mama, parengė siurprizą – ypatingą padėkos knygą. Vaikai nepatingėjo atrinkti savo nuotraukų, piešinių, parašyti linkėjimų ar sukurti eilėraštį, taip dėkodami už šilumą ir rūpestį, kurį dalyja jų mylima auklėtoja. Sekdami Lauros Imbrasienės pavyzdžių, nusprendėme sužinoti ir daugiau idėjų, kaip galime nustebinti artimus žmones. Giedrė yra tas žmogus, kuris kasdieną padeda tiems, kurie ruošia staigmeną savo mylimajam ar mylimai, draugams, seserims, broliams ar tėvams. Galėčiau pasiūlyti įvairių variantų, kaip sukurti fotoknygą, kurioje būtų tėvų meilės istorija, bet meilės istorija, į kurią pažvelgta kitų žmonių akimis. Tai jums tai reikia surinkti iš kitų draugų, dėdžių, tėtų po vieną nuotrauką, kaip jie įsivaizduoja tėvus. Tikrai dovana nustebins ir bus labai šilta. Mums visiems svarbios mūsų šaknys, tad giminės medžio idėją galite perkelti į fotoknygos puslapius, išsamiai aprašydami savo giminaičius. Tokia dovana tiks bet kokiai progai ir bus labai vertinga. Jeigu turite mažų vaikų ir jie tikrai teikia savo išraiškas, visokias mimikas, padarykit vaiko nuotaikos knygą. Įsivaizduokit, po kiek metų pasižiūrėti ją ir palyginti su dabartinėmis mimikos bus labai smagu. Kiekvienas vaikas turi tik jam vienam būdingų savybių, mėgstamiausių daiktų ar vietų. Kodėlgi nepabandžius šių unikalių bruožų ar aplankytų vietų pavaizduoti abėcėlės tvarka? Na, o jei fotoknygoje paliksite tuščių puslapių su užuominomis, mažieji galės pademonstruoti ir savo kūrybiškumą. Jei vaikas mėgsta piešti, o taip greičiausiai ir yra, jo vaikystės šedevru su prierašais apie piešinį su data išsaugoti tiesiog privaloma. Po kiek laiko tokia knyga ne tik bus smagus prisiminimas, kaip vaikiškos akys matė jį supantį pasaulį, bet ir puiki dovana šiam užaugus. Ar dažnai savo mylimajam žmogui sakote, kodėl jį mylite? Tikrai niekada nebus per daug pakartoti už ką, kodėl. Tiesiog parinkite gražių frazių. Myliu tave už tavo šypseną, myliu tave už tavo skanų obuolių pyragą. Ir galima tai sujungti su nuotraukomis ir turėsit nuostabią knygą. Artėjantis švenčių maratonas Krikštynos vestuvės jubiliejai tikrai neapsieina be dovanų. Giedrės patarimu tradicinis tokių švenčių elementas svečių knyga,
taip pat gali tapti puikia dovana, ją užpildžius nuoširdžiais svečių linkėjimais, šmaikščiomis istorijomis bei nuotraukomis. Malonios staigmenos brangi žmonės daro laimingus, tuomet be abejonės laimingi būname ir mes. Kągi, idėjų šį kartą tiek. Tikimės, jos bus puiki paskata jūsų fantazijai ir kūrybiškumui skleistis.